Jei Dakaro nėra Lietuvoje, tai Lietuva gali turėti savo Dakarą. Visureigių varžybų mėgėjai pirmą kartą išmėgins bekelės maratono trasą mūsų šalies keliais ir keliukais. Čia iš principo, ką ir norėjom padaryti variantą lietuviško Dakaro. Pažiūrėsim, ar pasiseks. Visi išvažiuojam į nežinę, dalyviai išvažiuoja ir organizatoriai. 16 visureigių ir 22 jų komandos penktadienio vidurdienį Vilniuje stojo prie perimetrų pavadinto pirmojo bekelės maratono starto linijos. Antanas Juknevičius vienas labiausiai patyrusių bekelės varžybų dalyvių. 4 kartus važiavo Dakare, iš kurių 2 sykius, kai legendinis maratonas dar vyko Afrikoje, o ne Pietų Amerikoje. Be to, Juknevičius yra įveikęs cross country rally pasaulio čempionato trasą. Tačiau patyręs lenktynininkas ir Lietuvoje nusiteikė nelengvai kovai, nors čia ir nėra akimis neaprėpiamų smėlynų. Čia matai labai daug susijungia dalykų. Dalis tų varžybų yra kaip Dakare, rally reidai, maratonai, kur tu važiuoji su džipais, bet ne su tokiais ratais ir ten ne krūva gervių prisidės, o tu pakankamai greit važiuoji, kaip rally reiduose. Kitas dalykas, kad yra vietų, kur tu vis tiek turėsi kažkokių purvų su sunkumu, kurie jau biški turi perlenkti liktais lasdą, taip kaip briefingė pasakė, žinai, liktai biški pritempti prie tų trophy reidų. Ir yra naujų dalykų, kur yra visiškai kitokia orientacija, kitoks skaičiavimas ir navigacija. Tai yra taip jau maratoninis, sakysim. Aš manyčiau, kad pakankamai rimtas egzaminas technikai. Vis tiek tai, kad ir asfaltu pravažiuoja 2000 km, tai ne kiekvienas automobilis turbūt gali lenktynių režimu, o čia daug bekelės. O ta bekelė jinai kokia? Jinai greita bekelė, čia nereikės nei gervių rišti prie medžių, reikės lėkti ir miško keliukai, tai ir duobės, ir šaknis, ir akmenys, ir brastas. Lietuvoje pirmųjų bekelės maratono varžybų dalyviai per pustrečios paros turėtų nuvažiuoti beveik 2000 km palei šalies sieną. Prognozuojama, kad ne visi ekipažai įveiks visus 3 greičio ruožus. Greičio ruožus karjeruose kai kurie ekipažai paprasčiausiai aplenks, nes daug sunkesni išbandymai jiems parengti 3 orientaciniuose greičio ruožuose, kuriuos maratono dalyviai turės įveikti tik skaitydami jiems duotą legendą. Be to, lenktynininkams teks bendrauti su pasieniečiais, nes visa varžybų trasa driekiasi pasieniu. Taip, laba diena, pasiruoškite asmeninius dokumentus, ateis pasieniečiai patikrins ir galėsit startuoti. Sunkiausia lenktynininkams turėtų būti naktį, nes kiekvieno iš 6 varžybų etapų startas skelbiamas praėjus lygiai 9 valandoms nuo prieš tai buvusio etapo starto. Todėl kai kurie dalyviai iki finišo gali iš viso neturėti poilsio. Čia jiems gresia ir nemenki psichologiniai išbandymai. Nežinia, ar visiems pavyks susidoroti su nuovargiu. Reporterė Eglė Šilinskaitė, Vilnius.